Sveiki, sveiki, draugai. Ką, šiandien prasivažiuošim šiek tiek. Šiandien šventė. Susitinkam su klasiokais, su kuriais matėmės paskutinį kartą per jubiliejų, kuris buvo šiais metais, po mokyklos 10 metų. Tai va, tada ir sutarėm, kad kaip nors šiais metais susitiksim su mocais. Tai va, visi trysia būsim su mocais. Nežinau, ar šiandien važiuosim kažkur, bet žiūrėsim, žodžiu. Už čia daros. Kaip tik į Kamščius išvažiavom. Oi. Tai va, chibrytė, pagaliau geras oras atėjo, net nesitikė. Gegužės galas. Tik pavasaris ateina, 19 laipsnių. Nu, bet čia jau kaifas. Palyginus, ką prieš tai turėjom. Labai gerai. Tai va, čia kaip tik pirma diena, kai turim gerą orą, tai ir iš karto važiuojam. Neprarandam galimybių, nes neaišku, kas ten dar toliau bus. Jau turbūt, kaip ir pastebėjot, pastačiau savo laikiklį telefonui, tai viskas dabar pasaka. Važinėjai ir nesuki savo galvos. Labai patogu, labai gerai laiko. Praeitą kartą buvau pastatęs atvirkščiai, čia šiek tiek aukščiau. Tai dabar žemiau, kaip padariau, tai atvirkščiai pastačiau tą laikiklį. Tada va, gerai spidometrą matai ir visą kitą informaciją. O tada, kai ant Kawasaki turėjau, tai dalį turbūt spidometrų tikrai nemačiau. Ir kitas dalykas, kai vėjas pučia, nupučia tą laikiklį. Na, aš tada dar biškį gal silpnokai buvau prisukęs. Dabar prisukau labai gerai. Tai ledas, labai gerai. Dar stikliukas va turėtų ateiti vandenu. Nusipirkau prieš 8 dienas, man atrodo, jo. Ir tik šiandien išsiuntė. Tai kaip aš suprantu, jie pagal užsakymą daro. Kai tu užsakinėji, jie pradeda gaminti, tada jie išsiuntinėja. Nes, kaip ir minėjau, praeitame vloge nėra toks populiarus modelis šitas Triumfas, nėra jų labai daug, tai neapsimoka žmonėm, verslams laikyti stoko. Blemba, jau viskas, jau nemoku su mocu važinėti. Savaitę be moco ir viskas. Mystery. Tai va, dabar važiuoju išplaut mocą, nes buvau papuolęs po lietum kažkaip ir apskritai stovėjo parkinge, apdulkėjo visas. Tai kaip visada prie rasų į H2O nuvarysiu, nuplausiu ir tada mes su jais susitinkam Circle K prie Tūkstantmečio žiedo. Tai va, toks maždaug planas. Dar vieną kamštuką ilgą teks pravažiuoti. Smėliukas, nelabai gerai. Smėliukas nelabai gerai. Nu, praslysim kaip nors mes tą Kamštį, manau, po biškį neskubant. Nu, tu važiuoji, nevažiuoji. O iš karto matosi blondinė. Up. Oi, dieve. Neduoda pravažiuot. Chebrytė, jūs ką? Kai kurie pastebėjau specialiai stovi ir nepasislinks nei centimetro, dar atvirkščiai užspaus tave. Dažniausiai turbūt pasitaiko, kai pravažiuoji visą Kamštį, atsistoji pačiam priekį, tada žalias šviesoforas užsidega ir mašina iš karto gazo greičiau, kad tik tave nepraleisti. Būna tokio, bet retai, bet būna. Tai man net žvengas ima iš tokio.
Na viskas, tikiuosi jau paskutinis buvo kamštukas. Nebent gal prie rasų šiek tiek, bet jau neturėtų ten būti daug. Uč. Jau šiandien štuką prabėgo į mūšių per šį sezoną. Nusipirkau, buvo kiek buvo, 16 ir 15 kilometrų, kažkas tokio. Tai jau beveik štuka yra. Greitai. Viskas vietoj ir žmonių beveik nėra. Nice, labai nice. Tuščia beveik. Tokio dar nematęs. Gerai, manau, kai plausiu, nieko įdomaus nebus, tai prisijungsiu vėliau. Nu ką, viskas, nuplautas. Dabar reikia gerai prasipūst, kad išdžiūtų. Ir bus good. Nu, nepraleisi? Nepraleisi. 4.0D. Biški pripūstas. Kur tu važiuoji, ble? Tu matai kažką bent jau? Praeitam vlogui jums pasakojau, kad ruošiamės varyti į Balkanus. Tai va, užsakiau savo tokią tašę didesnę, kem 6 litrų ant bagažinės. Kabinasi prie galinių kojelių, tai kaip ir turėtų laikyti. Galbūt bus šiek tiek patogiau, negu praeitais metais į Zakopaną važiavau. Su tais trosais ten kabint biški užknisa. Tai va, užsakiau šitą dalyką. Užsakiau dar kalbėjimo tokią įrangą ant 4 žmonių max. Tai kaip ir mums užtenka, mes planavom varyti 8, bet kaip ir nusprendėm, kad jau čia varysim 4. Visiems labiau tinka ir toks dalykas, kad 4 patinka daugiau viena trasa, o kitiems kita. Tai kad nebūtų tų pykčių ir panašiai, tai visgi nusprendėm važiuoti 2 trasas. Vieni vieną važiuoja, kiti kitą. Tai va. Puikiai gaunasi, tai va, kalbėjimo įranga ant 4, pilnai to užteks. Blemba šiandien oras pasaka, eina savo. Maikutė, striukė, vėjas pučia, idealiai. Ne per šalta, ne per šilta, idealiai. Labai nice šiandien oras, nieko nepasakysiu. Dėkui, bro. Tik kad vėjas stiprus jaučiasi šiandien. Bam į vieną pusę, bam į kitą. Papučia taip. Nu, bet su šiuo mocu ir geriau jaučiasi tas vėjas. Jis lengvas, 107 kg, tai blemba. Va, greitai, jau ir vietoj. Kelinta čia valanda. Kaip tik. Kaip tik suspėjau. Gerai, tai manau, kai važiuosim kažkur toliau, prisijungsiu. Kol kas tiek. Nu ką, chebrytė, viskas. Aišku, ilgai čia mes stovėjom, kalbėjom. Bet vis dėlto nusprendėm prasivažiuoti, kaip visada, į Trakus, ratuką, pro Lentvarį, atgal pro Vievį, kažkas tokio. Nu ką, prasilieksim su klasiokais, nieko sau. Ir taip būna.
pas šitą tai litras, tai šitas lakstų, sako. Nu, bet su orais tai šiandien super, pasisekė, žiauriai, labai geras oras. Viskas pas mane jau 17 000 ridos. Minus 100 eurų nuo kainos. Nu ką, biškį paspaudžiam gal? Vieną pametėm, draugelį, kur mūsų Britva. Like a desert smistering. Jau turim, draugelį, jau vietoj. Nu va, dabar normalus keliukai prasidės. Čia atsimenu, su dviračiais važinėjau, bet su mocu dar neteko važiuoti. Tai sakė, yra posūkių, nu kažkokių gal ir bus, ne per daug. Čia, kiek atsimenu, greitis nėra didelis. Daug ženklų 50. Gal max 8, kokie 9 gal bus. Atkarpelė kokia gal ir bus. Suka žmogus. Oho! Kaip važiuoja. Nieko savo nesitikėjau, kad Tomas tiek spaudžia. Robertas tai iš galo ramiai dar važiuoja. Пошел. Ну давай, Tomai, давай, dabar lenk. Robertai, davai, važiuojam. Tai jau kaip ir viskas, su draugais susitarėm, Chebra nebloga susirenka, turbūt 7 žmonės, jeigu neklystu. Važiuosim į Aukštadvarį vėl, į kartodromą. Prisiminti įgūdžius, kaip imt posūkius, šiek tiek teorijos, praktikos nužodžio. Smagu buvo praeitais metais, tai šiais metais irgi varom. Reikia prisiminti. Kada ten turbūt birželio 16 dieną, jeigu aš neklystu, turbūt, jo. Tai va, draugelis vienas atvažiuoja iš Kauno, kiek pamenu. Buvom praeitais metais Biker Nights renginį, tai ten su juo susipažinom, geras bachūras. Linkėjimai tau, jeigu žiūri. Tikiuosi atvarysi į kartodromą. Tai va, na ir visa kita Chebra čia vietiniai, iš Vilniaus visi, kurie važiuos į Balkanus, kaip kalbėjau. Tai beveik visi ir varo patobulint savo įgūdžius. Dar iki šiol neišsiaiškinau dėl tų mano maudų čia Triumfe. Kaip čia veikia, visada važinėju su sportu, bet yra dar papildomai rider. Tai, kaip suprantu, kažkiek galima nustatymus pagal save padaryti, bet kaip tai padaryti, dar kol kas nežinau. Tai važinėju kol kas tiesiog su sportu. Jo. Šiais keliukais turbūt dar nevažiavęs čia. Prie šio ežero tikrai ne. Kažkas naujo. Gal čia kokių ir posūkių bus gerų? Bus, bet smėliukų yra. Biški pavojinga. Nerizikuojam. Nu bet nice, gražus keliukai. Gražus.
Nu, Tomas šaunuolis. Gerą keliuką pasirinko. Man patinka, blemba. Užsižiūrėjau į telefoną iš karto. Opa, posūkį prapisau. Normaliai. Nu va, viskas. Dabar jau galima ir paspaust. Tomas važiuoja, aš šokė. Nesitikėjau nuo jo. Normaliai. Okay. I got it. Oh, labai gražu. Nice. Ir gulintis. Opa, va. Posūkis. Šau. O ten viršui neaišku kas. Mane telefonas, kortelę atsiskaityti jau nori. Na ir viskas, jau Trakuose. Jau Trakuose. Na, į kairę pusę jau moku gerai, bet į kitą pusę, blemba, dar kažkaip nelabai, reikia praktikos. Va, į šitą tai nice. Kawasakis. Žodžiu, užsipyliau pilną baką, kai buvo 16,870. Tai jau pravažiavau 100, kiek čia gaunasi? 67, 130 plus 20, jau 105 pusę bako. Tai aš biški šokė, kiek jis mažai valgo. Bakas 15 litrų. Tai gali pravažiuoti easy 300 kg. Wow. Tai jis valgo, reiškia, 5 litrus. Ir dar turint omeny, kad aš, nepasakyčiau, kad aš ramiai važinėjau. Tikrai ne. Tai pem ant pem. Tai visai smagu. Kawasakis 800, Rio daugiau. Ten galbūt buvo arčiau 6 mieste. Kažkas tokio. O trasoj, kai į Zakopanę važinėjau, buvo lygiai 5-5. Tai šitas trasoj, manau, turės iki 5. Nu, smagus žiedas čia. Labai smagus. Nu ir šilta šiandien, dar šilta. Nu ir žiūrėjau ten, arti 8 valandos jau bus gal ir 15 kokie, tai 15 jau ne tas. Jau ne tas, bet vis tiek, nice. Palyginus, kas buvo prieš tai, naktį 0, dieną 10 max. Viskas, chebra, laikas parūkyt. Atsipust.
Patinka man tokie antradieniai, nieko nepasakysi. Nu va, geras spotas. Labai geras. Ką, šiandienai gana. Važiuojam, kol dar nėra labai tamsu ir šalta. Uchty, nieko sau. Buksuoja. Taip, uždarysim viską, kad nepūstų per stipriai. Nu koks keliukas eina sau. Pripūsiu savo šalmą, kad gerai laikytųsi. O viskas, maksas. Oho, amerikietiški kalneliai čia. Per dideli čia kalneliai, labai jau šokinėji. Baisu normaliai įsibėgėt. Blemba tokiais keliais, 100 ten važiuoja, jautiesi kaip dudvan kokie. Baisu. Būtų lygus asfaltas, būtų išvis pasaka. Su tokiais posūkiais, bet dėja. Vat aš pastebėjau visur, kur mes tik nevažiuojam, jeigu geri keliukai, geri posūkiai, iš karto kažkokie kalniukai, nu žodžiu. Kol kas aš savo neatradau tokių idealių keliukų pasivažinėjimams. Nu va, posūkis ir asfaltas geras prasidėjo. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Nu, bandom imt posūkį. Nežinau, ko... O, jau plius minus matau, koks posūkis gerai. Labai nice. Nu va, šitas keliukas man jau patinka. Čia labai nice. Nėra jokių kalniukų, graži posūkiai. Per kaimus kažkokius važinėjom čia. Nu, biškai asfalto kokybė netenkina manęs. Nu, bandom kairę paimti. Va. Pabiški. Nu, ne taip drąsiai, kaip į kairę darau. O, čia šalčiau pasidarė. Miške, jaučiasi skirtumas.
porą laipsnių. Neblogas kampas, neblogas. Kai gražiai saulė leidžiasi. Nu, duosiu savo vietos šiek tiek įsibėgėt, bandom. Wow, koks posūkis, eina sau! Nice! Labai nice! Wow, 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 wow. Ai. Nu tik greičio man trūksta. Robertai. Nu viskas turbūt. Dabar į magistralę. Kiek matau, jeigu neklystu. Galvojau, čia pas mane bakas 300 kg, bet kažkaip antra dalis greitai pasibaigė. Tai kiek čia liko šiam, tai reiškia 210 kg su šiandieniniais pasivažinėjimais, ja. $17 kg. This is Mr. Rain. Nu, į kairę, vėl posūkis, nu bandom. Nice. Pas mane jau range'as kiam kilometrų. Wow. Nu, nice, prasivažiavom, labai geri posūkiai, man žiauriai patiko, jau drąsiau į dešinę suku. Pakvėpot biškį.
Gerai, hibridė, tai ką, manau šiandienai tiek. Baigėsi jau geri keliukai, pasukiukai. Tai ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo, subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir iki.